Silvija, dar va tokia įdomi tema diskusijai. Dabar gyvenam 21 amžiuje ir pasakyk man, prašau, ar dažnai pas tave žmonės pasirašinėja sutartys, aš dabar ne apie notarinę kalbu, o šiaip, pavyzdžiui, preliminarės, nuomos, dar kažkokias nuotoliniu būdu, ar vis dar žmonės yra linkę pasirašinėti rankiniu būdu. Čia reiškia, kai atspausdini tą popierių, va, turi tiesiog fizinį popierių, ranka pasirašai, nuskenuoji ir viskas. Kokia dabar situacija pas tave yra? Nepatikėsi. Jau baisu. Bet, žinok, daugėja pasirašytų dokumentų nuotoliu. Kodėl? Tai taupo popierių visų pirma. Tausojam gamtą. Taip. Visų antra, tai yra patogu. Nes tu, kai pasirašai nuotoliu, tu turi tą dokumentą e-mail'e ir tu jo nepamesi. Taip kaip kažkur padėjai ir jeigu kraustaisi, nežinau, pameta žmonės tas sutartis, po to panika, kur dokumentai. Tai čia, manau, iš vienos pusės tas tausojimas irgi gerai, kam tą popierių, ne? Ir ten dar, žinot, būna tos sutartys, jeigu kokia komercija, bet ir nuomos gali būti, preliminari gal ne, daug popierių, ta prasme, tai daug toks susirenka. Tai realiai tikrai daugėja tų pasirašymų nuotolių, nes, sakau, patogu, tausojam gamtą. Nesuklastosi jau tų dokumentų. Ir greitai, taip, ir nesuklastosi ir tikrai, manau, tai yra nauda. Taipogi, bet sakai, čia apie tuos sutartys, bet ir notarinės jau vis dažniau, aišku, vyresnio amžiaus klientai, jie linkę į vietą pasirašyti viską, o jaunesni, jie, tarkim, kokie verslininkai ar išvis, ta prasme, kitam mieste perka, ne? Tai jie nenori važiuoti. Arba, tiesiog taupant laiką, arba tiesiog dabar atostogauja pas mane buvo ir sakau, tai galėsit nuotoliu. Tai gerai, žmonės slidinėja savo, sutariam laiką, ir notaras skambina, nes ten pasijungiama tai per nuotolį, per kamerą, pasišnekam, tada siunčia jiem dokumentą, pasiskaito, pasirašo ir viskas. Ir vyksta tas sandoris. Tai čia labai patogu. Įsivaizduok, ant slidžių, žodžiu, taip slidinėjai, ten kažkur Alpiuose, nežinau, dar kažkur. Ne, ten vaizdas už galo buvo kalnai. Atsiprašau, aš čia, žinokit, dokumentą tai pasirašysiu. Ir notaras toks sėdi, kur labai daug darbų ir galvoju, blemba, kada aš jau kažkur paslidinėti išvažiuosiu. Net gaila. Taip, ir aš, žinok, taikau šitą ir pasirašant preliminarias. Nuomos sutartis irgi dabar neseniai nuotoliu pasirašėm. Ta prasme, sakau, čia dėl to, kad turi e-mail'e visada rasi ir, kaip saka, nereikia tų popierių. Labai yra patogu. Tik aišku, tą perdavimo aktą, tai jau ranka supildom viską, bet irgi aš po to nuskanuoju, nusiunčiu e-mailą ir žmonės turi. Ir žinok, ir tas sutartis tarpininkavimo irgi pasirašom nuotoliu. Kaip sakant, čia pagal situaciją ir tokių yra dar, ir popierinių, ir nuotoliu pasirašytų, bet visaip. O tu kaip taikai irgi turbūt. Atleisk, norėjau pertraukti už kartą. Taip, kalbėti šiandieną noriu. Esmė tokia, kad taip, aš manau, kad mes turime eiti į priekį kartu su progresu. Taip. Šalia. Ir yra tokia galimybė. Tai jeigu yra, ir tai yra greita, tai yra prieinama kiekvienam, kodėlgi nepasinaudoti? Kaip ir sakai, tai sutaupo laiką, tai yra gerai mūsų ekologijai, ir tiesiog tai yra labai patogu. Taip. Todėl galim pasakyti, kad taip, dokubitas tas pats yra mūsų ateitis ir nereikia to bijoti. Kaip tik tas dokumentas, jis yra dar geresnis, saugesnis jums ir aš manau, yra tik vien privalumai. Taip. Sutinku pilnai. Tai mūsų kontaktus rasite aprašyme. Jeigu turėsite klausimų, drąsiai galite užduoti mums.